Šiandien mes stovim prie kartodromo, tai yra vienas iš neformaliųjų būrelių, kuris labai išgarsėjęs, pavadintas Jono Kochanausko vardu, dabartinių vadovų tėvelių vardu, kuris garsina ne tik Čekiškę, sakykime, bet ir, ko gero, visą Lietuvą, aš nesuklysiu pasakęs. Nes šitas kartodromas yra vienintelis Lietuvoje, ir, ko gero, Europoje. Šitų sportų pats užsiimu nuo 1975 metų, kada važiavau pirmasis varžybas, o nuo 1987 vadovauju būreliui Čekiškis Pradino Dovydaičio gimnazijoje. Atsiradus trasai prasiplėtė ir mūsų pačių varžybų geografija. Tiesiog su vaikinukais išdrįsom pirmiausiai nuvažiuoti į suaugusių varžybas į Taliną, o po to po truputėlį sekančios varžybos buvo Pilai, o po to jau Lenkijoje. Po to Europos čempionatas, irgi važiavom nedrąsiai. O tada sulaukėm tokio dėmesio, kad dabar tik, kaip sakant, apetitas atsiranda bevalgant. Norisi vis tolyn, dirbt. Taip, kartodromas tikrai atitinka Europos standartus ir labai džiaugiamės, kad pasinaudoja Kauno rajono vietos veiklos grupės lyder programos lėšomis. Mūsų moksleivių komanda tikrai turi gražią vietą, erdvę užsiėmimams popamokiniai veiklai. Mes esam kaimų vaikai, o tik atvažiuoja, pavyzdžiui, rygiečiai, taliniečiai, jie miestų vaikai, asfalto vaikai, tai jiems čia yra rojus.